nustumė. Shit. Gerai, yra tokia Rima. Rima yra trečiakursė kosmetologijos studentė, studijuoja Klaipėdoje, gyvena barake, turi išskirtinį juoką, labai vaišingą visiems svečiams. Right, let's try this. Ką jūs veikiat? Labas, Rima. Labas. Kaip tu? Kas čia skambina? Andrius. Kas? Andrius. Koks Andrius? Iš Klaipėdos. Ane? Taip. Primink, kas? Koks Andrius? Nes neprisimenu. Tai daug Andrių pažįstam. Ką? Sakau, daug Andrių pažįstam. Jo, daug. Na. Andrius, ko gero, gyvenantis šalia tavęs, netoli barako. Ne? Jo. Eik tu, iš karto čia mane pažįsta? Kaip galima nepažįstot? Ne tai, kad pažįstu, tiesiog pamatau karts nuo karto tave. Pamatai? Kur tu pamatai? Nu kur? Tualete. Pamatau barake. Ai, barake. Kai eini į paskaitas, kai bendrauju su savo draugiam. Oho. Žinai, kas man labiausiai patinka tavyje? Na, taip, klausau. Tavo juokas. Ne, ačiū. Visai nuostabu. Iš karto mano numerį, žinai. Na, kaip supranti, barakas nėra kažkokia mūrinė siena. Turiu draugų pažįstamų, kurie tave pažįsta ir kažkaip susiradau. Laktai? Paslaptingai. Įdomu. Man sakė, kad tu esi labai vaišinga visiems svečiams. Ne, na taip, teisingai pasakė, ką? Ar būtum ir man labai vaišinga? Ką? Ar būtum man vaišinga? Nu tai nežinau, jeigu pažinčiau tave, tai gal ir pavaišinčiau. Na. O padarytum... Kas? O padarytum masažą? Masažą? Nežinau, čia turėtum nusipelnyti. Man labai patinka masažas. A ne? Patinka daryti masažą ir būt daromam. A ne? Taip. Nu, man irgi. Ką tu veikia šiandien? Šiandien, biškį turiu pasimokyti. Biškį turiu pasimokyti, ar ne? Rytoj mokslai. Na jo, rytoj paskaitos. Bet tai paskaitos, tai nieko baisaus. Svarbu. Na tai ne, aišku, kad ne. Svarbu koliokumai. Na, taip. Klausyk, nenorėtum įsivelti slaptą aventūrą. Į slaptą aventūrą? Kokią tą aventūrą? Tarkim, mes dabar abu išeitum iš savo kambarių. Nu? Ir susitiktum kur nors pusiaukelėj. Nu, šiandien nelabai gal geriau. Kitą dieną. O kodėl kitą? Šiandien nepasipuošus. Ką? Šiandien, sakau, nepasipuošus, man tu visada gražiai labai. A ne? Iš kur tu taip mane matai visą laiką? Kažkada pastebėjau ir visada mano dabar akis pastebi tave, kai tu būni 100 metrų spinduliu. Eik tu savo, tai kartu čia gyveni, vasaka. Gyvenu šalia. Kur šalia, geltonam name? Taip. Rimtai? Taip. Geras. Tai ir nenorėtum įsivelti. Šį vakarą gal ne. O rytoj? Rytoj iki vakarą paskaitos. Na, savaitgalį būčiau laisva. Savaitgalį. Nu. Gerai galima savaitgalį. Nu. O ką, o ta prasme, apliausis, netikėtai paskambinai. Tai nustebinai man iš tikrųjų. Aš tikiu, kad nustebinau. O kas tau patinka? Kas? O kas tau patinka, sakau? Kaip kas patinka? Nu, nežinau, tiesiog. Kas patinka, koks hobis tipo? Taip, ką tu mėgsti. Gal aš kažką tai paruošiu tau specialaus? Ne, nereikia baigti. Tai taip galėsim kur nors susitikti pasivaikščioti ar kažkur nueiti. Pasivaikščioti, kaip romantiškai skamba. Nu tai aš ką, nežinau, pamastyčiau ką. O tai ką tu studijuoji, mokai, tavo studijuoji, dirbi, ką veiki? Tai būnė tai paslaptis. O kodėl? Aš daug ką veikiu.
A ne? Bet vienas iš mano hobių yra domėtis apie tave. Eik tu. Taip. Negali būti. Tikrai taip. Mm. Tu man Kuo labai... tau tiek patikau, kad tu dar net nesusipažinai su manim. Man patinka, kaip tu atrodai, kaip tu elgiesi ir tiesiog tu man patinki. A ne? Tai kas čia vaizduok tą, kas čia tau pasakė mano numerį? Ar tai svarbu? Ką? Ar tai svarbu? Ne, nu, biški svarbu. Žinai ką? Jau šis visas reikalas tęsis kokias 3 savaitės. 3 savaitės? Ir šiandien aš nusprendžiau, kad pats laikas imtis kažko tai tau paskambinti. Iniciatyvos, ne? Taip. Eik tu. Tu man žiauriai patinki, žinok, tikrai žiauriai. Ką sakai, pavyzdžiui, neapgirš, ką? Sakau, man žiauriai patinki. A ne? Taip. Aš labai O norėčiau. aš taip patikau tau. Aš nežinau, kuo tu patikai. Man tu patinki tiesiog. Aš noriu tave matyti kasdieną. A ne? Vienas iki ėjau už tavo, kaip čia pasakyti, tai tiesiog ėjai viena, Nu, keliuku ir aš kokiu 20 metrų už tavo nugaros ėjau irgi. a ne? Taip, man tu žiauriai Tai negali būti. Jo, vienas Aš tau niekada nepasakau, kaip tu atrodai, papasakau biškį. esu tamsus. Ką? Esu tamsus. Tamsus? Taip, 1,55 m. Langai, net aš kiek. Nelabai girti, matai, čia, nu, o. Vidutinio Nu, sudėjimo. papasakot, nu. Sakyk dabar, nu. Ką sakyt tau? Nu, ką, kaip atrodai? Kaip Nes aš atrodo? tavęs nepastebėdavau, ką žinau, nu. Esu tamsus. Nu, 1,55 m. nu. Žalia akis. A ne? Nu, kas tada? Bet Apsirengęs nepastebėdavau tas, nu. vidutinio kūno sudėjimo. Ir visada apsirengiu juodai. Juodai. Taip. Man patinka juoda spalva. Aišku. Vat kaip. Taip. Ir gyveni tam, tipo, geltonam net pastate. Kaip pasakyti, gyvenu. Negyvenu, aš dažnai ten lankausi, kad tave pastebėt. Ne. Agne, pavyzdžiui. Agne, biškai tildu. Gerai, ačiū. Matai, aš barakė esu. Tai gal susitinkam? Ką? Gal susitinkam, sakau. Kur? Dabar Aš išeik į esu lauką. baraką. Taip, išeik į lauką. Bet tik O vieną. kur tu esi? Aš prie geltonų tų plytų namų. Ne, šiandien tikrai ne. Išeik vieną, prašau. Nu, ne. Prašau. Ne. Prašau. Ne. O savaitgalį gal norėtum pas mane? Kas? Gal savaitgalį norėtum pas mane? Ne. Taip, galim susitikti tikrai. Aš niekur neskau tokius. Nesivežinau. O gal tu aš pas tave galėčiau? Sakai, tu esi labai svetinga. Ne. Nu, galim taip susitikti, susipažinti, ta prasme. Paskui jau žiūrėsim tą. Nu, tikrai nustebina, žinau. Žinai ką? Bet pasakyk, kas čia davė numerį šitą. Žinai ką? Nu? Ir paskutinis dalykas. Aš norėčiau tavo galvą prispausti su kojomis ir atlupti tave kaip žiurkę. Ką? Ką darysi? Nu tu ir ištverminga klausyk, mažutė. Radio stotis ZIP FM radistai čia. Jonas. Rima, labas. Labas. Tave užregistravo Sandra. Kokia Sandra? Nu tavo draugė. Tau skambina radio stotis ZIP FM radistai. Ir tave užregistravo Sandra. Aišku. Ir čia joks Andrius. Supratau. Bet tu labai, labai tokia ilgai nepadedanti ragelio. Tave sugundė šis vyras? Ne. Tai kodėl taip ilgai kalbi? Šiaip, mėgstu bendrauti. Mėgsti bendrauti, supratau. Taip. Gerai, gero vakaro. Čia buvo tiesiog patikrinimas lengvas. Iki. Iki.